Projekto misija Sibiras veidai ekspedicijos suvienyti į vieną komandą, vykstantis į protėvių kraštą, vilkintis tokiais pat marškinėliais, vedini entuzijazmo ir patriotiškų idėjų, noro pažinti istoriją. Kas jie tokie kasdienėme gyvenime? Gytis Kuncevičius, Mykolo Romerio universiteto administracinės teisės ir proceso katedros lektorius. Ilona Skokova, Mykolo Romerio universiteto teisės ir vadybos studentė. Studentė ir dėstytoja susitiko projekte Misija Sibiras 2008. Pamenu, kai važiavome bandomąjį žygį, tai gal 6:30 ryte įlipau autobusą, aš buvau vienintelė ir pamačiau kitą žmogų su didžiulė kuprinė. Tai buvo Gytis. Supratau, kad mums pakėlė ir tik paskui mes įsiaiškinome, kad esame iš vieno universiteto. Tik jis yra dėstytojas, o aš studentė. Matyt, pats likimas lėmė, kad jeigu ne Misija Sibiras, tai šito gražaus, jauno, protingo žmogaus aš ir nebūčiau tikriausiai sutikęs, nors ir dirbame vienoje institucijoje, mokomės, bendraujame vienoje akademinėje bendruomenėje, bet va matote, kaip tokie gražūs projektai apjungia, galima sakyti, skirtingus žmonės. Mantas Paliokas, Misija Sibiras 2009 dalyvis prieš išvykdamas į ekspediciją rašė. Suprantu, kad pats savo noru ir su dideliu pasiryžimu važiuoju ten, kur kažkada žmonės buvo vežami per prievartą, nežinodami nei kur važiuoja, nei dėl ko. Suprantu, kad gavau išskirtinę progą pamatyti ir prisiliesti savo rankom prie mūsų visų tautos istorijos ir kartu jaučiu didžiulę atsakomybę ant savo pečių. Mantas profesionalus sportininkas. Į misiją jis leidosi dar ir todėl, kad negali atsispirti adrenalinui. Labai daug kuo domiuosi, nuo pat mažens tai domiuosi aviacija, knygomis. Taip pat mane viskas domina, kas susijęs su moto, tai yra motociklai, būtent motoparasparnis. Vasaros laikų važinėsiu pats motociklu, skraidau, kai geras oras. Žiemos metu su sniego motociklu važinėju. Na, tiesiog adrenalinas žavi mane. Kasdienėme gyvenime jie skirtingi žmonės, tačiau jų misija viena.